Kaip sutaupyti 1200 eurų statant antžeminę saulės elektrinę? Yra 3 žingsniai. Pirmas, nuperkat antžeminės saulės elektrinės sistemą Kozera LT, į kurią eina mūsų gamybos montavimo sistema, 24 moduliai ir invertorius. Antras, mes viską pristatom jums tiesiai į kiemą. Ir trečias, jūs patys sumontuojat visą saulės elektrinę. Ir kaip tą padaryti, aš to jums paaiškinsiu detaliai. Pradžiai patarčiau viską išdėlioti ant žemės ir įsitikinti, kad yra visas konstruktyvas. Dabar turim priekinę koją trumpą ir galinę koją ilgesnę. Turim skersinę ir turim taip vadinamas batus prie kojų. Pradžiai prisukinėsim batus. Surinkant konstrukciją naudojam 2 šešiakampius. 6 mm ir 10 mm. Aš patariu atpjauti šitos šešiakampius tam, kad galima būti įdėti į drėlę. Tokiu būdu jūs galėsit įsukinėti automatiškai, o ne rankinio būdu. Atkreipkite dėmesį, kad skylės yra į vieną pusę. Šitą pusę eina žemyn į apačią. Nesupaininkit, neprisukit taip. Varžtas, spiraklinė poveržlė ir veržlė. Veržlė su poveržlė eina į apačią. Priekinė koja su batais paruošta. Dabar prie galinės kojos. Tai priekinė koja, galinė koja, batai prisukti, dabar prisukom skersinę. Toj paaiškinsiu detaliai. Priekinė koja, prisukom skersinę prie antros skylės. Taip, tokiu būdu mes pasiekėm laipsnį, 36 laipsnių kampą. Taip, ir prisukom iš apačios. Tai prisukom priekinę koją, dabar galinę koją. Tas pats, galinė koja į antrą ir ketvirtą skylę. Ir prisukom. Ir dabar sustumėm kojos kuo arčiau viena kitos. Tokiu būdu mes pasiekėm lygiai 36 laipsnių kampą. Kuo arčiau kojos vienas kitos. Va taip. Ir dabar, tik dabar užfiksuojam galutinai. Paruošėm 5 stovus. 1, 2, 3, 4, 5 ir 4 komplektai išilginių. Sekantis žingsnis, pagal liniuotę statysim kojų komplektus. Laikinai galima užfiksuoti netgi ranka. Vienam sumontuoti įmanoma, bet labai sudėtinga. Reikia turėti pagalbininkų. Geriausia vieną, o dar geriau 2 pagalbininkus. Įtempiam virvę tam, kad pagauti tiesią liniją. Pagal šitą liniją stovės saulės elektrinė. Galinės kojos tai stovės pagal šitą liniją. Dabar pastatysim vieną galinę koją pagal gulšiuką ir toliau pagal liniją visos galinės kojos statysim 1, 2, 3, 4, 5. 14 metrų tarp stulpų. Virvė neturi būti žalia. Bet kai žaliuoja energetika, geriau tempti žalią virvę. Pradedam. Dabar tvirtinam pirmą koją. Labai svarbu pastatyti koją pagal gulšiuką. Mūsų atveju priekinė koja stovi aukščiau, galinė stovi žemiau. Todėl mes su batų pagalba mes paleidžiam batus žemyn, tokiu būdu pakeliam galinę koją. Dabar beveik ant 8 cm pakeliam galinę koją. Tam, kad išlyginti. Dabar pagal gulšiuką stovi. Taip fiksuojam apačioj su vamzdžių pagalba. Dabar 4 vamzdžiai. Dedam taip, dedam taip, dedam taip. Toliau imam čia haraperį ir statom kojas iš kito galo. Pamatavom pagal gulšiuką, galima reguliuoti aukštį ir su batais ir galima biškutį pakasti. Čia buvo didelis perkirtimas, tai nusprendėm trupučiuką pakasti ir sužeminti priekinę koją, kad būtų koja stovėtų pagal gulšiuką. Galinė koja sunkiau žymiai reguliuojasi, todėl svarbu ją tvirtinti, iš pradžių tvirtinti, o paskui jau, jeigu netikslumas kažkoks, jau žaisti ir reguliuoti su priekinė koja. Dabar įkalam antrą koją, galinę. Kol kas ne iki galo, dėl viso pikto, kad vėliau galime būtų pareguliuoti, jeigu reikia. Bet tikimės, kad bus viskas gerai.
Dabar virvė iš apačios pertempiam į viršų. Čia lengviau pagauti tikslumą viršuje. Vėl tą patį žaliuoja linija. Žaliuoja energetika. Išmatavom atstumą tarp kojų, antrą porą kojų statom ir pagal brėžinius pagal atstumą pastatom koją ir tada prisukom išilginės. Tai bus tiksliausia, nes pagauti koją labai sunku. Prisukom į paskutinę skylę, atkreipkit dėmesį, kaip dedami išilginės. Jūs dedat išilginę į kraštinį vaštą, kol kas turim 3 ir jau gana stabiliai stovi konstrukcija. Stalas stovi gana stabiliai. Dabar prisuksim 4 ir eisim tokiu būdu toliau statyti kojos ir išilginės. Kojos išilginės, kojos išilginės. Pastatėm antrą porą kojų su išilginėm. Ir dabar labai puikiausiai matosi, kad koja stovi nelygiai. 10 cm nuo mūsų virvės, žalios virvės. Dabar su batų pagalba mes sureguliuojam taip, kad šitą koją prisiliestų prie virvės ir atsistotų lygiai pagal gulščiuką. Nuleidome su batų pagalba ir virvė prisilietė prie kojos. Atkreipkite dėmesį, kad virvė turi prisispausti prie kojos, būtent prie šalia skylės, o ne čia. Jeigu būtų čia, būtų kreiva konstrukcija. Turi būti va čia, šitoje vietoje. Dabar matuojame strižainės. Iš šito kampo į šitą kampą. 4, 6, 4. Dabar matuojam iš ano kampo į šitą kampą. 4, 6, 4. Idealu. Tai reiškia, mes gavom statų kampą. Dabar jau fiksuojam šitą koją tvirtai. Įkalėm 2 kolus. Kol kas 2 užteks, nes galbūt pačiam gale reikės dar reguliuoti. Toliau judam prie sekančių sektoriaus ir sekančių sektoriaus. Tokiu pačiu būdu. Pastebėkite, sumontavom dar vieną sektorių. Ir čia reikia atkreipti dėmesį į šitą mazgą. Viena išilginė užsideda ant kitos išilginės. Kodėl mes tai padarėm? Dėl to, kad tokiu būdu mes žymiai lengviau ir pigiau sutvirtinti pati konstrukciją. Čia eina 4 vaštai. Į šitas 2 skylės vaštų nededam. Vėl žemiau, paskui vėl aukščiau. Atkreipkite dėmesį, kaip šachmatom, viena po kitos. Čia mūsų inžinieriai sukūrė tokią konstrukciją. Pats geriausias santykis kainos ir tvirtumo. Sutvirtinta. 5 vaštai, mazgas labai tvirtas. Oi, labai karšta, užsidėjau skrybėlę. Noriu atkreipti jūsų dėmesį, yra tam tikras laisvumas išilginėse. Vat, matot, neįsigaskite, tai taip turi būti, nes jie kol kas nesutvirtinti su panelėm. Išilginė dirba į spaudimą, į laiko svorį. Jinai nepritaikyta laikyti sukimo momentą. Kai bus prisuktos panelės, saulės moduliai turi rėmas. Ir tie saulės moduliai sutvirtina irgi pilną konstrukciją. Tai tada to laisvumo tikrai nebus. Mes jau filmavom, kad mes įtempėm žalią virvę galinių kojų gale, tam, kad gauti galinės kojose vieną liniją. Dabar, kada mes susukom visas išilginės, mes įtempėm virvę, šiuo metu raudoną virvę, tam, kad pagal šitą virvę išlyginti priekinės kojas. Priekinės kojos visos išlygintos ir aukštis, ir kampas pagal virvę. Ir tik dabar fiksuojam pačias kojas prie žemės su perforatorių pagalba. Pritvirtinam visas kojas prie žemės. Galutinai. Susukom visuose mazguose išilginių sujungimus. Tai užims apie 20 minučių. Kraštinę išilginę tvirtinam su tokiu tvirtinimo elementu, kampuku. Šita detalė reikalinga tam, kad išvengti sukimosi momentą. Šitas kampukas tvirtinasi tik tada, kada pilnai sureguliuota sistema. Šita detalė, šitas kampukas labai sutvirtina sistemą. Ir pagal mūsų inžinierių apskaičiavimas priduoda apie 15% viso standumo. Patariu iš karto įdėti vaštus,
ir paskui tik prisukinėti. Ir tokiu būdu dedam čia, ten ir čia. Kad išlaikyti vienodą atstumą, mes pernešėm iš čia virvę ir įtempiam čia, lygiai per vidurį, tam, kad galima būtų pagauti, kur kraštas panelės. Ir panelės tvirtinasi su klampų pagalba. Čia yra end klampas, galinės klampas. Tam, kad pritvirtinti panelę be briaunos, mes prie klampo klijuojam gumytę. Gumytė yra komplekte kartu su panelėm. Priklijuojam prie klampo gumytę, nes kad metalas neperspaustų stiklą. Čia yra konstrukcija ypatinga veržlė, nes labai nepatogu iš apačios prisukti veržlė, kaip montuoja panelis. Prakiši ir kada suki, prasuki ir jinai užsifiksuoja. Aš noriu atkreipti dėmesį, kokiu būdu mes dedam panelės. Šiaip panelės galima dėti bet kokią pusę, bet mes atidirbam savo sistemą tam, kad galima būtų lengviau sujunginėti laidus. Mes viršutinę panelę dedam taip, kad panelės lipdukas būtų į apačią, o žemutinės panelės dedam taip, kad lipdukas būtų į viršų. Tokiu būdu, kada mes dedam sekančias panelės, laidai labai gražiai susijungia. Ir viršui, ir apačioj. Praktiškai nereikia naudoti papildomų laidų, o visa sistema yra sumontuojama su esančiais laidais. Kaip matuojat pirmą panelę, atkreipkite dėmesį, kad atstumas nuo išilginės krašto iki panelės yra 12,5 cm. Pamatuokit būtinai šitą atstumą ir pradėkit. Nepradėkit nuo pačio krašto, nes gale, anam gale jūs nepataikysit į skylę. Mes montuojam iš pradžių viršutinę, paskui apatinę. Viršutinę, apatinę. Galima kitų būdų, galima tik viršų, paskui apačią. Čia mūsų stilius, mes taip darom. Pasirinkit patys, kaip jums lengviau. Dedam panelę. Šitas klampus tarp panelių mes dedam laikinai iš vienos pusės, iš kitos pusės, tam, kad išlaikyti čia 2 cm atstumą. Dabar išlyginam kraštus ir prisukam. Čik, laiko. Va, labai gražiai. Dabar jungiam panelius. Male ir female. Taip, labai paprasta galima sujungti. Vienintelė problema dabar čia, kad sujungimas yra tarp panelių ir gali patekti vanduo. Todėl reikia patį sujungimą reikia paslėpti. Tam mes prapjaunam sujungimą, tieželį ir patį sujungimą užfiksuojam šone. Dažniausiai mes darom va čia. Ir prisukam dirželiais. Vienas, antras ir trečias. Gavosi greitai ir pats sujungimas yra slėptas nuo vandens. 10 kW komplektą sujungiam panelės į 2 stringus. Dažniausiai mes kabinam invertorių per vidurį. Į vieną stringą jungiamas panelės nuosekliai į dešinę ir antram stringui jungiasi panelės nuosekliai į kairę. Ir ateina iš vieno stringo pliusas, minusas, pliusas, minusas ir iš kito stringo minusas ir pliusas. 4 laidai į centrinę trečią koją, galinę centrinę trečią koją. Čia mes kabinam invertorių. Kodėl čia? Nes tokių išdėstymų mums nereikia papildomų laidų. Antras dalykas, čia yra saugiausia vieta invertoriai, čia yra apsauga nuo lietaus, apsauga nuo vėjo. Tai sekantis žingsnis, jums reikia pravesti kabelį nuo skydinės iki čia, prakasti, įdėti į gofrą ir palikti čia 2 metrai virš žemės paviršius. Ir kaip aš minėjau, mūsų elektrikas už simbolinį mokestį gali sujungti visus laidus ir priduoti į tinklą. Komplekte yra 4 trosai, įtempus kurios gaunam dar papildomą šoninį stabilumą. Atkreipkite dėmesį, kaip juos įtempti. Iš pradžių susukam trosą ir paskui yra varžtas. Su veržlės pagalba mes įsukam trosą iki maksimumo. Iš kitos pusės tas pats. Įsukam trosą iki maksimumo ir su šitą veržlę įsukam trosą. O paskui su
kitos pusės veržlė, su šitą veržlę stabilizuojam. Ir tokiu būdu įtempiam 4 trosus. Apačioje nėra skirtumų, kur dėti, bet stenkitės dėti kuo žemiau. Arba į šitą, arba į šitą. Viršui nėra skirtumų, kur dėti, kokią skylę dėti, bet stenkitės dėti kuo aukščiau. Vaizdas iš galo. Ir saulės elektrinė yra sumontuota. Ir paskutinis štrichas - kozėra dangtelis. Taigi, jeigu norit sutaupyti 1200 eurų per savaitgalį ant žeminės saulės elektrinės, užeikit į kozėra.lt, apsilankit mūsų puslapį, nupirkit komplektą ir sumontuokit pats.